Klaipėda – sveikas miestas. Sveika visuomenė – tai ne medicininis terminas. Tai tikslas, kurio visoje planetoje siekia Jungtinių tautų organizacijos padalinys – Pasaulio sveikatos organizacija. Šios organizacijos duomenimis tik 10% sveikatą įtakoja medicina. Visa kita lemia žmogaus gyvensena, jį supanti aplinka ir paveldimumas. Siekiant, kad kuo daugiau žmonių suvoktų sveikos gyvensenos principus ir kuo daugiau valstybių įsijungtų į visuomenės sveikatos gerinimą, Pasaulio sveikatos organizacija inicijavo sveikų miestų judėjimą. Klaipėda taip pat tapo šio tinklo nariu ir per savivaldos instituciją siekia į visas sritis įtraukti sveikatos interesus. Žvelgiant į uostamiestį, akivaizdu, kad Klaipėdos miestas jau daugelį metų ėjo ir eina sveikos gyvensenos keliu. Vienas pagrindinių tikslų, kurių siekia sveikų miestų tinklo nariai, tai tinkamos aplinkos sukūrimas ir planavimas. Šiltuoju metų laiku Baltijos pajūris, kopos ir miškai yra pamėgtos Klaipėdos gyventojų aktyvaus laisvalaikio leidimo vietos. Pasak statistikos, vien į UNESCO saugomą Kuršių nerijos nacionalinį parką dviratininkų srautai per pastaruosius 5 metus išaugo 66%. Dar labiau miestiečių lankomi Melnragės ir Girulių paplūdimiai bei miškai. Čia taip pat nutiesti dviračių takai, o vaizdingi pasivaikščiojimo maršrutai traukia klaipėdiečius bei aktyvių pramogų mėgėjus visais metų laikais. Beveik visi Klaipėdos miesto gyvenamieji mikrorajonai taip pat turi savo poilsio ir pramogų oazes. Neabejotina, kad puiki infrastruktūra išpopuliarino Klaipėdoje dviračius kaip masinę laisvalaikio praleidimo formą ir padėjo susiformuoti daugybei kasmetinių renginių, skirtingų profesijų ir visuomeninių klubų dviratininkų žygiams, dviračių maratonui, mėgėjų varžyboms. Miesto gyventojai gali tenkinti ir kitus savo aktyvaus gyvenimo poreikius. Atnaujinami parkai, tvenkiniai, želdynai užtikrina gamtinę aplinką, kuris skatina miesto bendruomenės turiningą poilsį bei socialinę sąveiką. Pasibaigus šiltajam metų laikui klaipėdiečiams siūloma miesto savivaldybės administracijos finansuojama programa sveikatinimo mėnesiai. Miesto gyventojai gali nemokamai lankyti šokių, jogos, aerobikos užsiėmimus, sportuoti treniruoklių salėse, lengvosios atletikos manieže ar paplaukioti baseine. Pasitelkiant visuomeninės organizacijas, klaipėdiečiai kviečiami mokytis ne vien aktyvaus gyvenimo būdo, bet ir savitarpio pagalbos. Miestas geranoriškai įsileidžia ir visokiojopai remia sveikatinimo ir socialinės sąveikos renginius. Pavyzdžiui, Vilties bėgimą. Jo dalyviai prisideda prie Klaipėdoje statomo Švento Pranciškaus onkologijos centro. Akcijos Būk geras iniciatoriai Klaipėdoje padeda didinti kaulų čiulpų donorų gretas, o Visuomenės sveikatos biuras nuolatiniais renginiais ragina miestiečius daugiau sužinoti apie ligas, jų diagnostiką ir profilaktiką. Apie 1/5 visuomenės sveikatos rodiklių lemia aplinkos veiksniai. Ar Klaipėdoje švarus oras, tyras vandens telkinių vanduo, neužterštas dirvožemis, stebima atliekant nuolatinius aplinkos monitoringo tyrimus. Paaiškėjus, kad pagrindinis Klaipėdos oro teršėjas yra transportas, problema sprendžiama pertvarkant viešojo transporto sistemą. Oro tarša sumažėjo, kai mieste pradėjo važinėti dujomis varomi autobusai. O nuo 2012 metų Klaipėdoje maršrutiniai autobusai bus keičiami visiškai naujais ir daug ekologiškesniais. Taip pat tobulinamas viešojo transporto maršrutų tinklas, nes kuo daugiau klaipėdiečių persės iš savo automobilių į visuomeninį transportą, tuo mažesnis bus eismo intensyvumas ir oro užterštumas. Plečiantis uosto ir pramonės zonoms siekiama, kad kuo mažesnė įtaka būtų padaroma gyventojų aplinkai. Planuojant transporto koridorius iš uosto teritorijų tiesiami aplinkkeliai. Šiaurinis apvažiavimas nutiestas susisiekimui su Melnragėje įsikūrusiomis uosto bendrovėmis. Projektuojamas pietinis išvažiavimas, kad krovininių mašinų transportas iš jūrų perkėlos aplenktų miestą. Laisvojoje ekonominėje zonoje įsikuriančioms įmonėms keliami ypatingi aplinkosauginiai reikalavimai. Čia įsileidžiamos kompanijos tik su moderniausiomis gamybos technologijomis. Jų taršos rodikliai stebimi atliekant papildomus monitoringo tyrimus.
Didžiulę įtaką oro užterštumui didmiesčiuose turi energiją gaminančios ir tiekiančios įmonės. Klaipėdos mieste šiluma tiekiama centralizuotai, gaminant ją iš gamtinių dujų bei biokuro. Miesto valdžia savo sprendimais neleidžia išardyti centralizuoto tiekimo tinklo. Tai pagrįsta tiek ekonominė, tiek ekologinė logika. Prie centralizuoto šildymo jungiantis naujiems daugiabučiams namams bei komerciniams objektams oro tarša yra minimali ir kontroliuojama. Kiek daugiau nei prieš 10-metį vasarą klaipėdiečiams buvo nerekomenduojama maudytis Baltijos jūroje. To priežastis – iki infekcijų ribos užterštas jūros vanduo. Klaipėdoje pradėjus veikti naujai regioniniai nuotekų valyklai, iš surenkamų nuotekų pašalinama iki 98% teršalų, o išvalytas skaidrus vanduo grąžinamas gamtai. Vandentvarkos ūkį prižiūrinti bendrovė Klaipėdos vanduo sparčiai tiesia naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Lengvatinėmis sąlygomis prijungia naujus vartotojus. Ekologijos aspektu tai labai svarbus procesas. Centralizuotas vandens tiekimas ir preciziškas nuotekų išvalymas mažina susirgimų riziką ir aplinkos taršą. Sveika miesto bendruomenės aplinka matuojama ne tik oro, vandens ar triukšmo rodikliais. Netaip seniai miesto municipalitetas ėmė daugiau dėmesio skirti klaipėdiečių saugumui ir psichologiniam komfortui. Tvarkomos gatvės, kiemai, želdynai gerina visų miestiečių gyvenimo kokybę. O stiprinant saugumą, viena pirmųjų priemonių tapo viešųjų erdvių stebėjimas, į šį procesą įtraukiant neįgaliuosius miesto bendruomenės narius. Klaipėdos mieste teikiamos visų 3 lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Nuo pirminės priežiūros pas šeimos gydytojus iki aukščiausio lygio profesionalių medicinos paslaugų miesto ligoninėse. Visuomenės sveikatos priežiūrą vykdo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Ši įstaiga yra jungiamoji grandis tarp sveikatos priežiūros įstaigų, visuomeninių organizacijų ir miesto bendruomenės. Klaipėdos universitete įsteigtas sveikatos mokslų fakultetas, kuriame ruošiami sveikatos priežiūros specialistai. Jie taip pat yra svarbus sveiko miesto bendruomenės kūrėjai. Kartu su miesto universitetu ir kolegijomis didėjanti akademinė bendruomenė savaime yra pozityvus reiškinys, nes pasaulio patirtis vienareikšmiška. Kuo labiau išprususi visuomenė, tuo jis sveikesnė. Ar Klaipėda sveikas miestas? Tai retorinis klausimas. Kaip teigia Pasaulio sveikatos organizacija, sveikata tai ne šiaip ligos ar negalios nebuvimas. Sveikata tai visiška fizinė, psichikos ir socialinė gerovė. Todėl kiekvienas žmogus turėtų būti savo asmeninės sveikatos ir tuo pačiu sveiko miesto kūrėjų. O žvelgiant į Klaipėdos ateitį, sveiko miesto prioritetai įtraukti į visas miesto veiklos strategijas. Miestas vystosi, planuoja ir kviečia visus gyventi sveikai. Gyventi sveikame mieste – Klaipėdoje.